Stabdo žmonės laidai nutraukti kaimelį. Sako, per vidurį važiuoti. Nubandau. Kažkas pravarė laidus nutraukė. Blemba, gal nesilies? Kiek čia eina tos įtampos, kažin. Nei gimtanis, nei ką. Važiuoju iš karto ant vartų. Lėkiu ant svarstyklių. Norint pasiruošti techninį apžiūrai, jums reikės oro, kalno raktų ir detalių, aišku. Neįtikėtina, bet vartai atsisuka labai lengvai. Good morning, Vietnam! Įsikroviau. Vėl ant traukinio išsivažiavęs. Nieko, judam jau. Taip, daug skambučių turėjau, viską. Taip pats išsimečiau fabrike, mikliai. Nu, gerai gavosi pakankamai. Labai. Tai dabar lekiam atgal į tą patį sandėliuką. Ant kelio. Praleidžiam vieną. Važiuogi, nu, miega. Rodai vis tiek. Tai to keliuko susirenkam. Ten peržamačiau truputėlį buvo. Tada malkas. Pievą susirenkam ir viskas turbūt. Toks vat planelis. Susikraus, reikės atbulam vėl pasistumti iki sankryžos ir tenai nuvaryti. Tai va. Jo, taip ir darom, va, toks planas. Susirenkam veržą ant pagrindinio kelio, atsisumam atbulom ir pasiimam likutį. Ne likutį, net tiksliau, o tiek, kiek trūksta. Pasikraunam ant tos pievos. Taip ir darom. Stabdo žmonės laidai nutraukti kaimelį. Sako, per vidurį važiuoti. Nubandau. Kažkas pravarė laidus nutraukė. Simne. Blemba, gal nesilies? Kiek čia eina tos įtampos, kažin. Priekabos ABS gedimas. Blemba, čia kaip ir pravažiuoti turėčiau pagal viską. Jo, priekabos nepasikeičiau, buvo pradingę, nepasikeičiau to kištuko. Nu, lyg ir pravažiavau, liko jis ant žemės. Žiūrovas da, sustabdė, sako, stok, aš mačiau, vienu žodžiu, važiuojančią link Simno, lengvikė pasivijo fūrą, nu, tą samasvalą, savivartį, net nesitikėjau, kad taip gali būti, pasivijo savivartį, žiūriu, aplenkė ant avarinių ir stabdo jį. Galvoju, kas čia, sakau, gal kažką pamiršo, dar, nu, mažą ką, ar pažįstamas, dar kažką, nu, kažką paduot. Tai čia įtariu samasvalas atvarė ir nutraukė tą laidą. Bet tai kur tas laidas turi būti, kad savivartis jį nutraukė? Taigi jisai arba jau buvo nuplėštas, nutrūkęs, arba neįsivaizduoju. Tai pažiūrėkit, kur laidai yra ir su savivarčiu vidury gyvenvietės nutraukt. Jis ten gražiai susipakavęs, susidėjęs viską. Lyg prisiek, nes landžiau žiūrėjau. Įdomiai, sakau, Simne čia link išvažiuojant tą kaipgi link Žuvinto. Geras. Mojuoja, tipo stok. Įtariau, kad jau negerai kažkas. Šakės. Ne? Net taip keista, sakau, nei ten savivartis užsitentavęs, viską, nu tikrai gražiai, nei prie ko neprikibs ir kaip jis tą laidą nutrauk galėjo. Kažkas vadinasi jau buvo prieš tai, ar nulūžė, ar kažką ir nepamatė, ir kliūdė. Tai gerai, kad jisai nutraukė, nes priešingą atveju tai aš būčiau nutraukęs.
Tokiu keliu važiuojat gal į tą Lazdijus, nes Marijampolę nenorėjau važiuoti, aplinkelis Vasaros gatvės remontuojama, šviesoforų pristatyta, paskui ten per miestą negalima ženklai stovi, tai varau čia vienu žodžiu tokiais kampais. Iškiai įsibėgėjau, prisistabdyti, nenaudėlis. Kas dar čia laukia? Kelininkai kažką tvarko. Ai, nuovažą asfaltuoja, kaip matau čionai. Jo. Sakau, dakas nuo kelio nusibeldė. Čia kažkokią keliuką daro. Kažkokią gyvenvietę, kur čia jie sodyba link ežero. Jo. Sakau, vėl koks nuotykis laukia. Traktorių dar pasivijau. Ištisinės posūkiai, kringeliai. Tai važiuojam draugiškai, nežinau, jis mane mato, nemato. Fix night. Pargrįžau. Taip, dabar tą sankryžėlę reikia susirast. Pasižiūrėt, kaip čia būtų protingiausia daryti. Čia tokia gera nuokalnė. Nusileidęs gali prisiveikti reikalų įbuksuojant. Taip, čia kažkur turėtų būti. Va ten va, sankryža. Pasižiūrėti, jeigu nuvaręs apsisukt, aš užsuku į kairę, tai liuks, jeigu ne, tai varau susidedu, paskui parsistumu atgal ir viskas. Ok, ne, ten dar biškį tolėliau. Prie skydinės turėtų būti, žinau, kad ja, čia. Čionai, ja. Į kairę. Su kupstais visko gal ir užsukčiau. Plačiau paimt. Žiūrėjom, pasižiūrėsim. Čia va mano jau stumtas ryte. Bulai. Taip, čia likutis šioks toks buvo ir viskas. Ai, čia labai nedaug. Glėbį. Gal einu taip susikrausiu. Atbulas. O, vėl. Reikia pasitikrinti rozetę. Ką, gerai, susidedu tą ir stumėmės atbulį tada iki sankryžos. Viskas. Toks valikutis. Čia dar laidai eina. Pirmą kartą atvariau, tai vos neužsirojau, kai pradėjau mojuot, užsigalvojęs. Blemba, vos nekliudžiau aš jų. O tai būtų cirkų buvę, ne? ABS reiktis priekabą. Perjungt kištuką. ABS reiktis, tai čia yra rozetė. Dar šiandien, kai ruošiuosi varyti techą. Nu, ką blogiausia atveju, rytoj atvažiuosiu. Nu, nekvaksi.
kažkas su ABS laidu bus negerai. Nes kai jį pradėjau, tikriausiai čia kažkur bus taisyta, nu jo. Žiūrėsim. Pabandysiu rozetę susitvarkyti. Žiūrim, dingo ar nedingo. Vis tiek AB striktis prie AB dega. Nu, ir kaip yra. Kai ištraukiu ir įdedu tą ABS kabelį, jis nereaguoja. Tai ten jau ne kartą susidurta mano bus pačiam kištukė. Laidelis kažkur nupuos ir tiek, tai įsiardyt, susiras kuris, pajungti ir viskas. Easy peasy turėtų būti. Tik tam reikia laiko. Dabar reikia varyti atgalios. Stulpus dar neįsivartyti gerai būtų. Čia per tą smėlį toks biškis smėliukas. Smėlis taip pakankamai vaikšto, kai vairuotis reikia. Bet čia netoli važiuoti. Svarbu iš galo, nieks labai neatliektų. Tai tada būtų išvis gut. Ant kryžėlę pasiekiau. Čia pat ir mediena bus suštabeliuota. Dar atvažiavo mašinėlė iš priekio. Bet praleidžiu, viskas okei. Čia man reikia. Iš kažkur toliau jisai mynė. Sodybos. Čia gal meistrai kažkokius darbus vykdo. Taip. Man čia. Jo. Taip, tai vėl turbūt reikia čia pavažiuoti lygiai taip pat ir nusistumt atbulam. Taip ir darom. Blemba. Kas čia dar durų nedasidariau. Ai, nu kaip nors. Iškesit gal tas mano pipsėjimus, o ne? Kur aš čia grybą nupjoviau. Biški ne ten. Ai, našviau. Įsigalvojau. Ai, va ten. Blemba, dulkės ant veidrodžio biški saulė paspygina. Žiūri, kad važiuoji. Nežinia kur. Nu va, ten giliai biržė nestumu. Viskas. Čia va. Įsisuksim. Taip. Čia kabeliukų nieko nėra. Nu va, apsisukam laimingai. Galim stot krautis. Kaip ir minėjau, tas malkas susidedam. Ir tada jo likutį, tada šitą turbūt reikės paimti viso. Lūžinų daug sausas, pradžiūvęs medis, išdžiūvęs visiškai. Jungiam siurblį, duodam gazą ir dirbam.
karštis neįsivaizduojat. Eina sau čia to, kai tai nei vėjo nieko. Čia užpučia, pipės visas šlapas. Eina sau. Ką, rašausi popierius, pasikroviau ir šaunam atgal į Kazlų Rūdą. Blemba, į Kondiškį biškį. Nors nemačiau, vėl kokių bus bėdų su nugar. Kiek čia 2-1 nusistatęs, užteks. Tai va, hebrytė. Vaizdai gražus, o ne vasara visiška. Nuostabus oras. Šiandien lygiai mėnuo nuo mano gimtadienio. Nice. Tai va, rašausi popieriukus ir minom. Priekaba buvau pajungęs, tai grinai laidas jau čia raudonas bus. Kištukė nusilankstęs, nes tai veikia, tai neveikia, svarstyklės man tai vienu žodžiu greit susitvarkysiu ir lėksim į technikinę. Ką, varom iš čia. Taip, čia turbūt daugiau grįžt nebereikės. Kaip supratau, dabar įsirangom čia. Viskas turbūt šiandien tik šitą reisiuką sušaudau, grįžtam į Kauną, pasišalinu trūkumus ir viskas. Žiūrėsim, ką rasim. Jo, susitvarkysiu rozetę, nes čia bėdos žinomos jų. Labai esu kištuką, gal iš vis naujas nusipirksiu, bus paprasčiau, bet persisuksiu laidelius ir bus ramybė. Dar ten reikia tokį angaliuką prisukti. Paskui nėra spiruoklių nupūvę ant tų, kur pritraukia velenėlis spiruoklės tokias, tai va, jas dar reikia užsidėti. Tai reikės susitiekti su tiekimu ir paprašyti. Lyg ir tiek. Čia, kaip matot, viskas pasaka. Dar ten šaliau nėra tokio eismo. Aišku, čia būtų pavėsi maloniau krauti žymiai, nes va, visas šlaps. Lipau į mašiną. Bėga prakaitai. Bilio koks karštis. Nice, graži giria ant šios, nežinau kaip čia jinai vadinasi. Žodžiu, kapčiamės šio pusį. Gražiai išugdyta pušynai. Šiaip dabar, kai filmuoju, dažnai pastebiu montuodamas, blembu, kokie geri vaizdai Lietuvoje. Man tai pats gražiausias metų laikas. Nei ten ruduo, nei ten pavasaris nėra tokie graži, kaip rugpjūtis. Va dabar man pats tas dangus mėlynas, debesis tokie kamuoliniai gražus plaukia. Aš kai montuoju to savo timelapsus, kai kraunuosi, tai prisižiūriu, blembu, galvoju geras. Aš ir važiuodamas pastebiu, pakeli taip akis apsidaryti, eina sau kaip fainiai. Ar ten va, tokiais važinėdamas keliais šių darbo reikalais, kai važiuoju, kaip sakyt, darbo aplinka, tai gal ir nepastebiu, bet kartais va, montuodamas pažiūriu, eina sau kokios gražios vietos. Pravažiuoja, taip nepastebiu ir tik taip paskui prie kompo jau atsisėdęs dėliodamas žiūri, kad wow. O jum taip nebūna. Pravažiuoja nieko, paskui pasižiūri, nuotraukos ar kažką, nu tikrai žiauriai gražu. Gal kai nefilmuoji, taip labiau kreipi dėmesį tas detalės, o kai filmuoji, žiūri, ką nusifilmuoji čia, ką įdomaus parodyt. Ir nėra laiko labai žvalgytis. Paskui jau, kai montuodamas detalę žiūri, wow. Nu, kad ir čia, nu ar ne gražu? Gražu. Žiauriai gražu. Man toks iškart į vaikystę kaimo žvyrkelis, miškai, dangus mėlynas vasara. Oi, nostalgija. Besimėgaudamas vaizdais pasiekiau Kazlų Rūdą. Varau link matavimų, svėrimų, įsikrausiu ir lėksiu į Kauną. Kiek šitų valandų? Po 3:20. Manau, kad netruksiu
kiek mačiau, traktoriaus didelio nėra parkinge, tai vadinas dirba. Gerai, greitai iškraus, hebra. Eilių gal irgi nebus. Nei gimtadienis, nei ką. Bet va, iškart ant vartų. Lėkiu ant svarstyklių. Nei vieną samochodą. Super. Tiesiai į iškrovimą varau, atsirišu diržus. Per kameras primečiau. Stovi traktorius. Rūko. Ne, negalima rūkyti čia. Teritorijai. Įsimetu ir varau. Lauk. Jau tuščias. Varom į Kauną. Lėksiu per Pažėrus, išstupės laiko. Primečiau ar čia per miestą, ar per ten 2 kilometrai skirtumus. Reiktų per Hesą važiuoti, dar ten jos tuo Petrašiūnus. Tai čia aplink keliu bus greičiau. Aplėksim. Skubėjau, bakst. Iš šikną atsimušiau. Oi. Na, aišku, čia nedaug avarija, va, į kalną kylant. Atvažiavus policija. Dar mirksena. Tai turbūt nesutarė dėl tų įvykio aplinkybių. Jo, tai va, čia tokia nesmulki turbūt avarija. Gal galėjau per Hesą varyti, bet gal daug nepraradau čia laiko. Minimaliai, bet taip pat variau, tik ant stabdžių iš prieš pat kalną ta senelė nesimatė. Nelabai aš turiu laiko kaip tampytis. Aišku, galėtų prasislinkti vieną, o atsiranda gudresnių. Nu jo, visi gražiai kylama čia atsirandavo. Reikia pasislinkti. 2 juostam pravažiuosim. Oho, da. Jeigu draugiškai nelystų, tai būtų viskas okei. O, blemba, gerai, čia žiebė į šoną. Bet va tas su Audi. Galvoju, šniūrą da aplenksiu, o da viena mašina šovusiais ir begais. Jo. Įvykis techninis turbūt, bet vis tiek čia. Almyno. Pasistačiau taškelį gatveliai šalia, kad sustot. Nueisiu, greit pasimsiu detalės, dar reikia įsisukti, pasiruošti tą štuceriuką, kokio man reikia. Orui pajungti, nusinešti, nevaikščiu 3 kartas. Va, pasimsiu greit viską, pasidarau, užsidedu ir susikeliu kaladės, pasikeičiu ABS kištuką ir pamarskomu mesim. Įdomu, ko trūks tiek apžiūrai. Perspektyvos gatvė. Jo, čia man reikia. Čia sustoti draudžiama ženklai. Važiuojam, žiūrėsim. Va čia prie Dampalio sustosiu plačiai. Čia ženklo nėra. Čia va ties šita vieta. Čia ženklo nėra. Čia ir stojim. Pasižiūrim, čia vakaraš. Šitas ženkliukas. Stovėti draudžiama į tą pusę. Čia sustot galima. Viskas. Gerai. Einu greit nusiemu tą detalę ir varom. Į tą pusę į skubą. Parodys, ko man reikia. Greituoju būdu. Nusimt man reikia šitą užsukimą naują. Šitą išpuvęs, supuvęs, šitas visas oro leidžia. Tai va, reikia jį nusisukt. Toliau šitą rozetę pasikelt kaladėlės ir ten yra tuos velinėlius atitraukia spiruoklės, tokias jas dar pasikeisti, viso. Detalės turiu. Čia, visas jungtis dar iš pradžių susivėlė. Pasakė, kad nėra tokio dalyko, nors buvau skambinus. Nu, aš gal ne taip supratau, bet visas detalės turiu, tai greit užsidedam.
Pasikeliam stabdžių kaladėlės ir varom. Teba stovi gražuola pasislėpus, žalia užsimaskavus, Volvo tarp medžių. Norint pasiruošti techninį apžiūrai, jums reikės oro, atsuktuvo, išvalyti smėlį ir rūdis, kalno raktų ir detalių, aišku. Einam pažiūrėsim, ar kitoj pusėj prasipučia ar ne. Labai čia malonus darbas. Ką, kažkas turi vietlį. Žiūrim. Ai, pučia, viskas gerai. Tai va, mums dabar reikia šitą vamsdelį pajungt čia. Bet jis irgi bus purvinas. VD40 reikia dar atsinešti, pamiršau, kaip be jo supurkšim. Ir tas bus padarytas darbas. Jo, reikia vadeškis. Čia gal reikia biškį privert, kad koks žioplys nenuneštų. Į vidų. Vis tiek kaip patipi geriau. Aba. Ne? Taip. Čia biškį. Čia. Pipėts, netinka nei vienas. What the fuck. Atrodo identiškai. Ne, sriegiai skiriasi. Tu šūdė šventės. Ai, taip apsidžiaugiau, kad ir radau. Na, žiūrim. Ai, čia irgi taip sunkiai eina. Šitas. Neužsideda. Eina švien. Taip. Nenugaidys. Gerai. Tai negaištam laiko. Šitas yra per didelis. Šitas per mažas, šitas fiks dain. Gal dar šį įspaušiu. Ai, blogai. Gerai, tą užsidėjau. Einu paspausiu stabdį. Gal išpūs. Užsuku šitą, gal visgi pamačius oras kaip pūstau. Pabandom stabdį paspaus, gal pamačius. Nu, neina, tai neina oras. Ką aš dabar padarysiu? Jeigu tas nepasidaro, tai kaladės. Susikeliu, užsidedu tuos dalykėlius ir viskas. Apa. Pažiūrim. Ne, proto ribose, čia yra. Biškį galim kilstelt. Nedaug. 19. Čia. Taip va. Suverži iki galo, bent jau aš taip darau. Ir atleidžiu kažkur 15 minučių. Čia taip pat suveržim, atleidžiam kažkur 15 minučių. O, labai panašiai. Taip. Žiūrim, va, čia gerai. Čia daug vaikšto. Va, čia irgi taip pat.
Sukeliam. Oi, blecha, piršinį dirba. Leidžiam. Šiaip normaliai proto ribose. Aš kas 3 savaitės pakeliu, nes kai jos yra pas mane. Rankom užtempiu. Tos mechaninės, tai profilaktiškai reikia. Čia kaip aukštai. Čia gal skyrės. Nu va. Turėtų stabdį. Opa. Ir gale. Jo, daug maž visos vienodai buvo nuo paskutinio kėlimo. Vienodai. Kiek čia dasiveržiu? Kokių 20 minučių. Gal biškai paleis, biškai panašiai. Šitą biškai sunkiau, bet tas įtempia. Va, liuks. Žinai, traukia, tai traukia. Galim lyst lauk, pasikeisti rozetę ir bandyti laimę. Eik tu nap su tokiais triperiais važinėja, tėkus atimta, bepročiai. Tokiem va moliam reikia tech atimti. Lemba. Nu tikrai nesveiki. Arba beduslintų ir dar piktybiškai kažką daro. Reikia čia va šitos pabandyti atsu. Nu žiūrim, gal suveiks netyčia. Ne, neklaksi. Neįtikėtina, bet vartai atsisuka labai lengvai. Aišku, čia į aliuminį, atsiprašau, ne į aliuminį, o į plastiką. Tai gal todėl, jeigu kaip tie aliuminį kištukai, tai jeigu užsukai, tai ir viskas. Čia žiūriu biškai kitaip, geriau. Tai gali būti kažkur žaluma jau. Reguliariai prie žiemos metu porą kartų reikia laidus tvarkyti čia fiškiai. Ai va, matau jau žalia. Va, taip. Žiūrim, ką turim. Ai, jau čia reikia naują dėti ir viskas. Vis tiek šitą jau. Čia va pažaliavęs. Neįsitraukia, neįsitraukia. Neįsitraukia. Gal čia kur nusilunksiu. Reikia suviniot pasižiūrėti. Kažkurie laidai bus, kurie dar neaišku. Jos nebėra, tik tai ta likusi. Ir gerai, ir blogai. Vis tiek vadinasi kažkokia tenai fignia yra. Tik dar neaišku, ar didelė. Izolkės bet turiu, kaži. Neturiu dar jeigu izolkės, tai šios cirkai. Lemba, taupiau. Turėjau. Neberandu. Kažkur nudaigojau. Kai reikia ir nebėra. Fiks. Einam tvarkytis bizolkės ir varom iš čia. Vairuoto pagalbinės. Ta neaktyvi. Turėtų prasisukti ratai ir užgesti. Taip, judam. Nu, lyg ir užgeso viskas. Tai tik tas velnis bus.
Taip. Žiūrim. Čia man reikia prašokti, nu gal spėsiu, blemba, kaip šitos pusės nesimato. Žiauriai. Biški gal ir supiu, bet minimaliai. Bet ne, žiauriai nieko nematyti. Taip, mačiau 2 mašinas laukia. Ja, 2. Ir aš 3, 4. Ir aš būsiu vienas. Žiūrėsim, gal greitai prasivaris. Einu, užsiregistruoju ir laukiu. Man šitą juostą. Stojam, žiūrėsim. Tai vidui dedu samasvalai. Nu, vienu žodžiu. Tai va, gerbiami žiūrovai, išvažiavau iš tech apžiūrų stoties. Kaip ir sakiau, amortizatoriai vidurinės ašies netolygiai stabdo. Kas dar? Pagrindinės bėdos, vienas silent blokas priekį miręs ir vidurinės ašies irgi vienas miręs silent blokas. Tai va, tokie ir tie trūkumai. Stabdymo efektyvum priekis galas gerai stabdo, tik vidurinė ašis netolygiai reikia žiūrėti. O kas dar, palaukit, kaip ir viskas. Nu va tokie va, ten atšvaitėliai palūžė, dar kažkas tai čia. Remontas už 2 eurus. Bet vis tiek turi būti tvarkingai. Tokia ir dienelė mano buvo. Porą tokių ir reisiukų lengvesnių. Ir šitą darbą pasidarėm didelį technikinį. Padėjo pravaryti. Tai yra ne pravaryti, o susidefektuoti. Nes jeigu kažkaip po servizo, jeigu varai, nu vis tiek kažką randa, jie kažką nesužiūri, dar kažką, tai ką, jį partėpėm priekabą, remontuoja ją, paruošiam vėl technikinį, visus trūkumus pašalinam ir toliau metus važinėjom. Kažkaip jeigu po servizo nuvarai, nu vis tiek tie tech apžiūrose kažką randa, ten net galima sakyti ir nuo stoties, ir nuo kontrolieriaus daug kas priklauso. Vieniem taip, kitiem, nu, visi žinom, visi varom tech apžiūrą, darom, tai susiduriam su visku. Kaip sakyt, vienas kontrolierius taip pažiūri, kitas taip, čia vienam gali būti, kitam negali, ypač kai šviesų kažkur būna sudėliota, tai va, įvairiai. O daugiau kaip ir viskas. Kaip ir sakiau, diena visai gera, pasidūrvėjo taip gerai. Suvažinėjau, kiek aš vairuoju, beveik 9 valandas. Nu daug, anksti kylau, miego noriu. Tai va, atsiprašau, grįžtu va savo degalinę ir rytoj tęsim darbus. Ką, ačiū, kad žiūrit, kad laikinat, prenumeruojat. Labai jums už tai dėkingas. Dėkui, kas dar paremė Contribui ar per YouTube narystės. Dėl jūsų čia viską ir darau. Dėl tokio palaikymo. Taigi ir viskas. Degalinė užbūbinta. Vietos niema. Tai stoju čia, karščiukį kažkur prisiklausiu. Ir viskas. Gal nesupyks, reikia labai anksti kilsiu. Tai nesutrukdysiu niekam, čia tokia nelabai gera vietoj sustovu. Ką daryti? Čia pakraščiukį. Tikiuosi nesimaišysiu. Gerai, čiau tada visiems.